Planuoji įsikraustyti į Lietuvą ir nežinai, ką daryti su savo nekilnojamu turtu. Neseniai susidūriau su situacija, kur man klientas paskambino su pagalbos prašymu parduoti jo nekilnojamą turtą. Mes apsitarę, apsvarstę situaciją, išanalizavę rinką, supratom, kad rinka nepasiruošusi jam mokėti tiek, kiek jis norėtų gauti už savo namą. Ir mes apsvarstėm opciją B, kas būtų nuoma. Tai pasigilinkime dabar į skaičius. Kliento nekilnojamas turtas kainuoja 350 000. Mes suradom jam labai puikius nuomininkus, kurie buvo pasiruošę už mėnesį mokėti 1900, kas mums duotų apie 6,5% rental yield per metus. Hipotetiškai paskaičiavus, ar ne, jeigu turint 75% buy-to-let interest only mortgage su 5% palūkanom, mūsų mėnesinės įmokas siektų apie 1100 svarų, kas mums duotų 800 pajamų per mėnesį. Kaip ir skamba gražiai, tačiau turim nepamiršti, kad mes turim ir costs, tokius kaip management fee, kas būtų 10%, insurance, maintenance costs. Viską pasvėrus, tikriausiai liktų apie 500 svarų per mėnesį, kas per metus mums duotų apie 6000 pajamų. Tai iš tikrųjų tikrai visai neblogai, bet tai dar ne viskas. Kainų augimas prognozuojamas 2026 metams būtent Harlow regione. Essex būtų tarp 2 ir 4%. Tai jeigu imant vidurkį ar net 3% per metus, mes gautume apie 10 000 svarų augimą. Kombinuojant tai kartu su rent income, mes jau turėtume 16 000. Kartais išsikraustant į kitą šalį gal parduoti nėra pats geriausias variantas. Ir jeigu pakeičiant savo mortgage į buy-to-let interest only, jeigu galima išsimti kažkiek equity, kas iš tikrųjų padėtų įsikrausčius į Lietuvą, padėtų pradėti tą gyvenimą, investuoti gal į naują nekilnojamą turtą, galbūt investuoti į verslą. Aš manau, kad nuoma tikrai nėra blogiausia opcija, juo labiau, kad 10% management fee tai nėra labai daug, kas to 1900 per mėnesį sudarytų 190 ir tu gali kurtis gyventi Lietuvoje ir nesirūpinti savo nekilnojamu turtu, nes už tai pasirūpins atsakingi žmonės. Aš būtent taip pat tuo užsiimu. Harlow iš tikrųjų, tai tos galimybės visada yra ir visada tikrai apsvarstykit, pasverkit.